To važinėja nuo 18 iki visur, tai kaip sakys, tai ne. Pasakau, prašau. Tai žinai, aš juokiausi, sakau, tai kaip tu čia dašišnikas, sako, normaliai, jam tai jokiais problemas. Nu, kaip ir daug lietuvių atvažiuoja čia apsipirkti dabar. Kaskart daugiau. Daugiau, labai gerai, reikia vienas kitą palaikyti. Nu, bet tai mes juos nelabai palaikom. Nu, jum irgi duoda uždirbti, va kažką tai nuperka, kažką padaro. Jo. Vis tiek čia jūsų verslas. Bet Lietuvai niekas. Ne, Lietuvai užteks dar. Pasikeis ekonominė politika gal nuo to. Mokesčius gal sumažins ir panašiai. Nes dabar labai dideli mokesčiai sunku biznį daryti. Čia mažesni mokesčiai dėl maisto, dėl visko. Dabar jau galvoja keisti. Žiūrėsim, kaip bus. Mes čia nakvojom vieną kartą. Labai gerai per Kalėdas. Po to nuėjom į koncertą. Čia buvo koncertas toj sinagogoj, kur suremontavo, žinot. Koks koncertas nemokamas. Kamerinis atvažiavo iš visos Lenkijos, čia suvažiavę tie grajokai. Ten yra tas Paribio fondas. Jo, Paribio fondas tas labai gerai dirba. Matyt, gauna iš ES pinigų. Po to pasibaigia koncertas, atidaro dėžę šampano visiems, nemokamai. Visai saliai, ten gal 100 žmonių gėrė šampaną. Gražiai. Tokiai provincijai, kad padarytų čia ne Varšuva. Labai gražus Seinuose. Ir kainos labai geros. Va. Čia išgerimai tik tai, čia nesvarbu. Bet valgis labai pigus. Nu, kaip svaja patinka Seinuose. Man tik dūmo gaila. Nu, dūmas nežino, kad Seinuose, kad užsieniais. Vargšas dūmiukas. Va, pavyzdžiui, kokios kainos. Geros. Filė, žuvies filė 14,50 zlotų. Nugi zlotas tai ne euras. Čia visi žino. Čia už litą mažiau. Kugelis koks nebrangus. Zupa. O. Kiška vienas. Kugelis 8 zlotai. Nu va, gali pavalgyti už kiek čia? 8 zlotai kiek eurų išeina? Nepilni. Nepilni 2 eurai. Aha. Tai va kaip čia. Tai mes emigruosim greitai ne į Angliją, bet į Lenkiją. Vat bus dabar. Gražu. Ir vaikščiosim į šitą Seinų karčamą.